Mariaus dabar ir, kiek žinau, pradėsim rinkti EKM6 Pro buildą. Tai va, detalių krūs ir suvažiavus, varikliai paruošti, lankai yra tenais, gesinimo sistema yra, nu, žodžiu, viskas yra suprogramuota. Low boost 5P variklio, o taip apie 800 kažkas, nu, tiksliai dabar nepamenu galvos. Tai va, liks sudėti važiuoklę, paleisti ekranus, sudėti salono visokius pričindalus. Ir bus pro lygos drift karas. O aš dabar biški poilsiausiu nuo drifto. Biški esu apsirgęs, turiu nemalonių ligų. Tai dešinės akies kraujagyslės sprogusi, tai dabar negaliu nei lankstytis, nei darbuotis, nei driftinti. Nu, žodžiu, stresų negaliu turėti. Tai varom pas Marių, pažiūrėsiu, pafilmuosiu, ką jie ten gero nuveiks, o šiaip tai bus įdomu. Tai va, stay tuned. Buvo kieno čia mašina, tokį nematyt. Ir čia ta pro lygos, kur kalbam. Tai jau esat matę šitą variklį. Tai va šitai toks dalykėlis. O čia rankoje laikau kasėsi. Nes jau viskas ir suprogramuota, tik tais ekrano nebuvo. Tai tas ekranas kainuoja kaip jūsų vemsai. Aš tokių pinigų neturiu, tai pas man nei vemsai nėra. Tai kol kas nėra važiuoklės. Bus koilai ir parėję. Ir aišku, man performance išsakymas bus. Bodykits GTR yra. Nežinau, man nepatinka, bet kiek žmonių, tiek nuomonių. Bagažinės. O čia arkas, liuks. Tai va, sėdynės, kaip filmavau, irgi yra supirktus naujus. Pilni lankai, pakojai, ne karboniniai, čia tie kevlariniai. Čia irgi sur kevlaras, bet aišku, čia ekranas sėdės. Šiandien turiu atvažiuoti ekraną pajungti. Bakas, geras faršas, tik tai dar biški darbą trūksta įdėti. Žmonės mėgsta kevlarą, irgi čia susidėjo kevlarą. Aišku, subinė neišpjaustyt, bet ir tikslo pjaustyti nėra. Kaip sakant, kai daug variklių vis tiek svorio reikalė. Tai va, faktas ir darbelio, bet manau, kad greitai apmatysim važiuojantį tą daiktą. Beje, čia ta gesinimo sistema per tokį sieną. Gal kas nors matė, kas nematė, bet, nu, žodžiu, kol kas trūks švaros ir apsitvarkim, bet tai čia greitų metų tas bus. Ilgai neužtruks. Naujo tipo rankiniai, man performance, čia toks kaip pas mane, čia tas toks hotbojaus, bet gražus viskas, štais cilindriuko vietos, surinkimo dar viskas procese, bet stengiasi Hebra daro. Čia štai turim E9 serijos variklios pagalius, tai va Sparko sėdynis bus sudėtus naujus visiškai. Sėdėjau visai nieko, gal net patogiau žmonės zabeltus. Na, bet man subinė neišrankė, tai man tiks, ką turi. O išsakyms, aišku, šitas EKM6. Patikrins, veikins ir geras daiktas. Tai va, vaikštau po tas dirbtuvis ir galvoju, ką dar papasakoti apie tą mašiną, nes dabar darbai kol kas dar neprasidėjo, bet, nu, kaip matot, jau prasidės. Ir, žodžiu, 2.1 būsto į variklį MPM ir 792 varikliai viratus. Tai čia ir kosminiai skaičiai, žinot, gal pas mane tam ir 406 varikliai ir man visai smagiai važiuoja. Tai nesulaukiu pamatyti ir gal pats gal gausiu pavairuoti šitą daiktą. Tai laukiam, žodžiu, tolimesnių darbų. Kažkiek atvažiuosiu, pafilmuosiu, kažkiek ne, matysiu, kaip mano sveikata. Atrodo, sveika, bet nesveika. Tai, žodžiu. Mašina tiesiog čia stoja, turiu padaryti laikiklius bamperiams. Nu, jūs, Marius, daugiau kaip ir nieko. Viskas tas pats. Reikėtų jau gal savo sėdynį tik tai sėdėti. Bet kadangi negaliu nei darbuotis, nei vairuoti, tai tegu stoju dabar. Lauksim, kol biškį prasveiksiu.
Na ir čia dar vienas barfainas stoja. Bet ir apžėlis vis seikutėliausi kėbuls. Ir šitą ir kažkas gims. Dar visokių planų yra, bet jau stoja, kokį mėnesį laiko. Matosi žalesnė pjautas.